Nekartą girdėjote, kad yra uždrausta parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Vis tik jaunimas visada suranda būdų, kaip cigarečių gauti. Tam, kad išvengtume nepilnamečių susidomėjimo cigaretėmis, reikia iš anksto juos įspėti apie padarinius. Turbūt kiekvienam nepilnamečiui yra siūlyta rūkyti, norėdami pritapti, nepagalvodami apie padarinius, linksmindamiesi ar tiesiog norėdami pabandyti, sutinka įtraukti dūmų į savo plaučius. Tam tikra prasme rūkaliai užkimba jau su pirmąja cigarete. Iš pradžių gali pasirodyti, kad tai nėra pavojinga, bet ilgainiui atsiranda sveikatos sutrikimų. Kasgi yra cigaretėje? Anglies monoksidas, dar žinomas kaip smaigės, kurios yra labai toksiškos dujos, mažinančios deguonies kiekį kraujyje. Dervos, kurios kartu su bronchų gleivėmis sudaro klijingus mišinius, dėl to rūkaliaus plaučiai gali būti lygiai išasfaltuoti. Ir nikotinas, psichotropinė medžiaga, prie kurios greitai priprantama ir sukelia trumpalaikį žvalumo jausmą. Vienas iš mitų teigia, kad cigaretės sušildo, bet iš tikrųjų jose esančios nuodingosios medžiagos priverčia kraujagyslės susitraukinėti, padidina kraujospūdį, todėl padažnėja pulsas. Atrodo, kad kūnas sušilo, bet yra visiškai kitaip. Galūnėms trūksta deguonies. Rūkymas gali sukelti širdies, plaučių, kraujagyslių ligas, tokias kaip vėžys, lėtinė obstrukcinė plaučių liga, arterijų ir venų trombozė. 9 iš 10 asmenų, kurie surūkydavo po 20 cigarečių per dieną, pomirtinio skrudimo metu nustatyti alveolių pažeidimų. Tuo tarpu nerūkantieji tokių pažeidimų beveik neturi. Kad įrodytume, kaip rūkymas kenkia plaučiams, pasigaminome rūkymo mašiną, į kurią įdėjome vatos ir truputį vandens. Tada uždegėme cigaretę ir spaudinėjome butelį, taip imituodamas diafragmą. Palyginkite bandymą naudoti vatą su kairėje esančia vata. Jei taip atrodo vata surūkius vieną cigaretę, kaip turėtų atrodyti rūkančio žmogaus plaučiai? Ar bent nutuokite, kiek rūkantis žmogus išleidžia pinigų? Vien cigaretėms per metus išleidžia apie 1000 eurų. Ką jau kalbėtume apie pinigus, išleidžiamus rūkymo sukeltoms lygoms gydyti. Visa tai yra grynas pinigų deginimas. Viską apibendrinus, tik tau lieka spręsti, kokį kelią pasirinksi tu. Rūkymas ar sveikas gyvenimo būdas.